Aš čia pagelbėt galiu kažko? Sunku? Žiūrėk, patempčiau vairuoti. Nu, 3 metrai. 5. Lauk, tai tu pastos poliravimo negavai šiandien? Gavau. Bet sugalvojau, kad reikia dingį persitempti. Jo dugnas irgi biškį padaužytas į akmenis. Aš jį pasistatysiu stačiai, nusivalysiu dugną, pragręšiu skylutę, gal ten vandens yra, išbėgs vanduo, nes kažkoks įtartinai sunkus labai. Tai išbėgs tas vanduo, užsitaisysiu skylės ir susitvarkysiu dugną ir nusitepsiu dar antifūlingu. Tai irgi bus geras darbas. Prie to paties terliojimasi. Kaip nors susitvarkysim. Nes jau pradeda būti nebegražus, jisai toks apaugęs. Nu, nėra jisai apaugęs, bet jau toks nebesmagus. Nupirkšiu, nuvalysiu, nutvarkysiu, sutaisysiu ir dar geriau plauks tada. Poliravimo darbai prasidėjo. Per kiek laiko padarysi, galvai? Planas per 2 dienas, bet tai bus nežinau. Dedu špaklio ant poliravimą to kutosą. Sakau, gal nusišpakliuos to pačiu ir laivas. Gal bus geriau. Susilygins, užsišpakliuos. Vienu žodžiu yra reikalų čia tą laivą nupoliruoti, bet smagu yra tai, kad žinom, kad taupysim $400. Tai dabar tuo ir užsiėm taupimą. Nebeatėjo tas dėdė senolis, kuris žadėjo nupoliruoti. Tai nesulaukiau, taip pat sėmiaus darbą. Vieną pusę jau į pabaigą, kita pusė pradėta dėl to, kad iš vienos pusės saulės šviečia neįmanoma dirbti, varai į kitą pusę, į priešingą, kur saulės nėra. Nu, vienu žodžiu, čia žaidimas toksai gaunasi. Saulė pradeda draskyti iš viršaus švies, tiesiai į makaulę, tada lendi po apačią laivą, dar į kylį. Nu, vienu žodžiu, dėliojais darbus, kad nestovėti su pirštų nosį. Labą dieną, ką jūs? Senai be paėmų kamerą į kanopą. Kažkaip sėdėjau, šnekėjau telefonu ir sugalvojau, kadangi jau Bautjerde esam, sumislėjau, kad gali būti įdomu biškį apie laivų apačius, kurios lepiasi po vandeniu. Pakalbėt. Vėl nesu ekspertas, nesu žinovas, tik tai, nu, iš to savo bendrą išprusimą. Pas mane kylis yra ilgas, nu, tipo, pakankamai. Ilgas kylis, gerai jisai stovi vandeninę, plaukiant ir biškį pučiant stipresniam vėjui, didesniai bangai esant. Turi ir skiegą, kuris labai gelbėja esant didesniai bangai. Daug geriau vairuoti sudėtingesnėm sąlygom, bet ne uoste. Jeigu nori uoste gerai manevruoti, sukinėtis ratais, faktiškai aplinkilį vos negali apsisukti. Na, aišku, taip nėra, bet ir trumpas kylis, ta prasme, nu, bulba čia šiuo atveju kabaliuoja. Ir vairo plunksna, jinai laikosi, nu, žodžiu, be skiego. Tas skiegas tai yra priekinė ta dalis, kuri yra pas mane. Va, ant kito laivo pusės skiego yra, nu, bet irgi skaitos kaip skiegas. Tai jeigu žieptum į akmenis, greičiausiai nulūžtų pusę vairą, bet dar su pusę galėtum vairuoti.
O šituo atveju žiebtum į akmenis, jisai tiesiog nulinktų turbūt, jeigu neišlūžtų su visu dugnu. Dabar populiaru, kai tos orkos kanda vairą, išlaužia tipo laivo šmotą ir laivus nuskęsta. Tas populiaru, tai čia praeitą savaitę ar kada nuskenda vienas laivas. Taip. Tai labai gerą manevringumą laivai būna su vairo plunksna palaida. Aišku, ir Holberg Ras, Kem 3 pėdų, man atrodo, ar Kem 5, šitą Kem 5. Irgi bent jau pusės kego yra ant jos, tai ir vairuojasi jinai geriau, plaukiant atbula, aišku, ir į priekį, nes mano laivui jau reikia truputį greičio didesnio, kad jį pavaldyt, kad jo nosis pasisukiot. Čia Afroditė irgi panašiai kaip Najadas, ilgas kylis, jisai prišriubuotas šiuo atveju, nuo pusės yra prisuktas, čia net siūlės nesimato ir irgi turi pusės kego. Tai va, šitas irgi pusės kego, šitas irgi be kego. Vienu žodžiu, čia fin kill vadinasi, tipo pelekinis kilis. Tai pas mane fin kill, bet long turbūt, galim tai būtų pavadinti, nes ne per visą laivą eina, čia irgi long. Jie tokie yra, vadinkim, stipresni laivai. Tai dabar papasakosiu, kodėl man patinka toks kilis labiau, nes tokie vėplos kaip aš, arba kaip šits dėdė, kuris žiebia 6,5 mazgo greičiu į akmenis ir turi dabar va tokį va kilį. Čia ir metalinis laivas ir čia jo ir kilis. Ir padarė va tokią žalą savo, 6,5 mazgą vyrindamas. Nežinau, variklių subūrėm neklausiu. Tai aš norėčiau pabandyti įsivaizduoti, kai būtų tais pačiais 6,5 mazgo įvažiuoti su tokiu kėliu. Tai įsivaizduokit, kur plotas kėlio yra per ten trečdalį laivą ir kur šitoks. Nežinau, kaip būtų, bet manau, kad šitą vietą sulystų į vidų laivą. Aišku, nežinau, kaip vidui padaryti, gal ten labai tvirtai, gal ten viskas gerai. Greičiausiai, kad jau daro tuos laivus, kad laikytų, bet nežinau, man taip atrodo kažkaip tai greit pametamus. Bet čia yra gal daugiau škiperio problema, dėl to, kad jis nemoka vairuoti, jeigu plaukiant ant rifų visokių, paskui va reikia remontuoti kilius. Falškilis, atsiprašau, čia kilių vadinu, falškilis čia skaitas. Čia va viskas lygu gražiai susišveitė, pasidarė, ten va irgi jau sutvarkyta, bortai nupoliruoti. Va, šituos padengiau su epoksidu ir tikiuosi, kad laikys ir nepajoduos. Labai fainai nuėmė rūgštis juodumą jų. Tai jie dėsis va čia va, kur tas baltas reikalas eina, tai prisisuks ant jo, prisiklijuos, užsidės, vienu žodžiu spindės laivas gražiai atrodys, tikiuosi. Tai va, tokie reikalai apie tuos kilius yra, aišku, ir švertai. Tai populiaru dabar yra ant aliuminio laivų tie švertai. Jie atrodo šitaip, yra toks falškiliukas ir aliuminio laivo švertas išimtas va čia va guli. Tai va, jisai išlenda iš vidurio, iš čia, va, šulinys vadinam. Ir toksai nusileidžia kaip peilis jisai ir žodžiu gali varyti per akmenis. Nebus taip kaip šitam dėdei. Tai va, žodžiu, tokie trumpi reikalai apie kilius. Tai su tuo bulba aš plaukčiau taip labiau žiūrėdams į chart ploterį ir į dugną reljefus visus. O su savo, tai matot, va, kaip paini į tuos rifus kaip bepratis ir gaunas taip. Čia va dar irgi forma tiesiog kaip atrodo. Kažkokia durna nuojauta, kad čia gal paturbintas kažkiek jisai su sparneliais, kaip polvais,
šitą, nu, tie sparnai prideda greičio turbūt. Ir greičiausiai ten yra daugiau svorio, tai stabilesnis laivas, negu kad vien tik tai bulbytė uždėta. Kaip sunku kalbėti, kai žinai, kad kas nors sėdi ir sako, oi, tu čia neteisingai. Gal ir neteisingai, bet čia mano toks suvokimas yra apie tuos dalykus. Tai va, mano skegas yra pilnas. Jaučiuosi pakankamai saugiai aš su juo. Skegas, va, šita dalis yra, kuri priklijuota prie laivą. Taip jis nėra manevringas, atbulom uoste plaukt be pavairuoklio, to be padrulkės yra pakankamai sudėtinga. Reikia tam dažnai junginėti pavaras pirmin atgal, bet aš esu labai laimingas ir patenkintas jūroj. Pavyzdžiui, kai žmonės sako, vat Džimas, kai plaukdavo su savo laivu Dufurus, pas jį 385 Grand Large buvo. Tai jisai dažnai kažkaip sulaukdavo šio, mano autopilotas nesuvairuoja laivą, tipo turi rankom vairuot. Pūtė tenai, ką žinau, 8 metrai gal ten, nu banga gal buvo likus didesnė nuo stipresnių vėjų, bet nesuvairuoja, sako man autopilotas. Nebuvo nei kartą man taip, kad autopilotui būtų ten per sunku, ar ten nesuvairuotų, nenulaikytų kurso. Tai jeigu matai, kad taip yra, jau kad ten biški nervuojas tas autopilotas, tai turi galvoti apie būrių setupą visą. Tai dažniausiai padeda būrių mažinimas arba tiesiog grot atleis biški, taip, 5 cm šniuriuką, taip, groto šoto atleis, gal padės. Nu, ką žinau, bent mano tokia logika, aš taip darau, man padeda. Tai nebūtinai autopilotas nesuvaldo. Ir tie laivai be skego, jie yra daug jautresni, ten, nu, vairiuką biški pasukė ir jau nosis laksta. Tai gal jam tas sumaišo protą, aš nežinau, bet mano, tai jis yra sunkus ir labai jisai taip pasukė vairą, palaukia, jisai sureaguoja. Tai jo, nežinau, a čia gal gerai. Geriau biški vėliau sureaguoja labai. Kartais įsinervuoja į plaukimą, tai tinklą pasukė vairą, žiūri, kad nesisuka tas laivas. Na, aišku, vėjas, banga, viskas ten įtakoja, bet ilgiau palaikai, jisai tada nučiuoši ten, kur reikia. Bet mano atveju, sakau, nebuvo tokio varianto, kad autopilotas nesuvairuotų laivą. Lygiai kaip ir su Albin Vega. Albin Vega irgi pilno kylio laivas, ilgo kylio. Ir eina skalbtis, naudosim skalbyklę, nes jinai yra didesnė. Marino skalbyklę, nes jinai yra didesnė. Norim kuprinis išsiskalbti. Nes jau baisiai atrodo mes jom. Tai va, tai Albin Vega, jinai yra ilgo kylio, ten dar įdomesnis yra tvirtinimas vairo plunksnos, jinai yra tvirtinama segama prie kylio, nu vienu žodžiu. Ir variklio sraigtas, jisai už vairo plunksnos, tai ten tegu pasako man, kuris moka plaukti su Albin Vega atbuliniu, man įrodo ir aš nulenksiu abidvi galvas prieš tą žmogų ir ranką pabučiuosiu, tikrai sakys šaunuolis. Dar neteko man tokia girdėti, kad moku su Albin Vega atbuliniu plaukti. Jeigu pasiseka vieną kartą ar du, tai yra ir man buvo, kad pasisekė. Nes vėjais iš tos pusės, kur reikėjo, ta įplaukti. Bet ką noriu pasakyti apie autopilotas, Albin Vega irgi lygiai taip. Oi, čia nelaiko autopilotas. Laiko tas autopilotas būris, susitvarkykit. Arba per daug neši būrių, arba biškį atsileis. Netaip netaip sutampytos jos, ta prasme, netaip sustatytos. Kampas gal ne tas, gal
gal kažkas tai atsileidi, gal tave per daug gulda, gal tave per mažai, nu vienu žodžiu. Situacijų yra įvairių, bet kad autopilotai nelaiko, tai čia ne autopiloto problema. Tas Albinvėgoje buvęs autopilotas ST1000, Raymarine ST1000, jisai laiko 55 kg, tipo, nu jo yra ta jėga, 5 kg, tai tu įsivaizduok, jeigu tas autopilotas nenulaiko, tai vadinasi, tai yra virš 5 kg rumpelis sveri tavo vairas. Tai tu nulaikytum tą burlaivį 5 kg, kiek laiko tu ten nulaikytum jį, tai vadinasi, turi kažką daryti. Eik susimažink burės, eik, nu, atsileisk turbūt, ar ką, nu, kažką tai veik, išmok buriuoti galų gale. Gal taip reiktų, bet čia gal per stipriai išmok buriuoti. Nežinau, kuris čia visiškai... Ne, aš tikrai nemoku buriuoti taip idealiai kaip kiti. Ir, nu, čia mano tik tai tokie patarimai yra iš bendros praktikos, nežinau. Tai va. Įvairių kylių yra, kiekvienam pagal norą, supratimą, grožį ar dar kažką tai, bet aš geriau, sunkiau manevruosiu uoste, bet geriau jausiuos vandeninė su ilgu kyliu ir skegu, ar ten pasigaunant kažkokią kliūtį, žinosi, kad mano vairas biškį tvirčiau laikos, negu kad, nu, neužpykit Bavarijos, ten, žinau, linksta vairai labai lengvai dėl pačių konstrukcinių dalykų ir vamzdžio diametro pasirinkimą, to, ant kurio barelio, ant kurio laikosi tą vairo plunksną. Tai būna tokių variantų, nulinksta, da kažkas, užtenka kartais žvejų tinklų, užplaukia ant tinklo, vairo plunksna nulinksta, pradeda remtis į korpusą ir nelabai eina pavairuoti, nes trinasi tą korpusą. Aišku, žiūrėk, kur plauki, tai švariam gražiam vandenį nebus ten, oi, čia kliučių ruožas ar kas. Žiūrėk, kur plauki, nieks neluš, nieks negrius. Bet aš dažnai nežiūriu, kur plauki ir va, yra įrodymai. Nu kaip, žiūrėjau, kur plauki ir rodė, kad ten yra gylė, bet praktika parodė, kad gal nelabai. Tai ja, plauki ten, kur gylė yra, bus viskas gerai. Buvau pametęs sraigto žingsnį, tai vargstu čia. Biškį moliuką. Tai dabar vargau su tuo reikalu. Privarys tepalą visur, kad eitų per visus galus. Dabar liktai atsigaudžiau. Jie abi dvi pusės lyg ir vienodai. Tai gal neprašoviau. Ką šiandien padarai, papasakok? A ką tu padarai? Aš tai naujų draugų susiradau. Aš tai dirbau. Tu dirbai, mes pailsiavom pliažę. Nupoliravau bortus abudu. Jau nupoliruoti reikia uždėti tuos reikalus, tuos pagražinimus ar kaip ten apsaugus kažkokias. Nu tai šiandien gal sudėsiu tuos ir liks tik tai nuvaškuoti bortus. Ir tikiuosi, tuom ir baigsis vargas su tais bortais. Liks dugną padaryti, dar viduj turi smulkmenų tokių visokių, laukiam šaldyklę, nu vienu žodžiu, darbų tai aš rasiu ką veikti. Tai šiandien jau 8 dienas, kaip stovim krante. 9 diena. 9 turbūt. Tai dar pastovėsim biškį. Šiaip ant sraigto rašosi, ant lapkių rašosi, ant visų dalių rašosi numeriai, kur kuris. Tai šiuo atveju čia yra 3 numeris, tai šitą irgi atkreip dėmesį, kad reikia dėti pagal
pagal numerius. Koks numeris, ten ir dėt. Trečias kartas, trečias, čia antras, čia trečias. Treškiam. O, eina jau per visur tepalas, tai geras ženklas. Išsitrėkš viskas viduj, bus gerai. Nutariau, kad sraigto netepsiu su tuo brangiu, prabangiu tepal, tuo dažais. Pabandysiu aš tiesiog taip palikt nupoliravęs. Nieką mes čia per daugiausiai nemotoruojam. Pažiūrės, kai taip laikys. Antrą kartą keisim per kelionę? Anodą. Galimai. Liktai vieną kartą keitėm. Tai vieną kelionės pradžiai naujas buvo uždėtas, kai leidami vandenį. Paskui Sint Martine keičiu po vandeniu. Ir dabar, nu tai grubiai kas kokius 7 mėnesius, 8, kiek čia. Bet dabar geriau tas senas atrodė negu Sint Martine, kai keitėm, ane? Biški geriau atrodė. Išterliotas sraigtas su tepalu nerūdys. Nerūdys, o tegul būna sutepts, paskui arba nusivalysim, arba leisim taip. Šiaip man greičio įtakos, kažin ar turės. Ta prasme, buriuojant, jaučiu, kad paliksiu šitaip. Tegul būna susitepis. Privaryt vis ir skilutės. Tikiuosi pasipils komentarai, kodėl negerai aš taip darau. Gal pasipils, kad gerai darau. Tai paskutinis dienos darbas bus bortelio uždėjimas. Nu, tikėkimės. Su kuo klijuosi? Sikaplex. Viena pusė baigta, jau sutemo. Suksi kitą? Jo. Kaip gera, ne karšta visai. Smagu. Darbas baigtas. Apsitvarkam daiktus ir miegot. Čia įrankiai. Kas rytoj laukia? Plaut bortus, vaškuot ir su išorė, su viršum viskas. Tai dugną reiks gruntuoti ir dažyti antifūlingu, tik tai dar už kokį 4 dienų. Tegul pabūna dar taip ir už kokių kelių dienų nudažysiu.